Tai sveiki, aš esu Deividas, Vesk mokinių tarybos pirmininkas, mokausi padavėjų barmenų jau antram kurse ir taipogi esu 12-okas. Kviečiu prisijungti prie tarybos ir labai būtų faina, jeigu ateitų, aktyvių, labai, išradingų žmonių į tarybą. Tikrai, man atrodo, surastume bendrą kalbą. Nežinau, kiek čia mokyklų perėjau, bet man atrodo, tai vienintelė vieta, kur yra tiek daug supratingų mokytojų. Ir čia yra būtent tie žmonės, kurie visiškai supratingi ir, ir palaiko. Įdomi gan situacija. Buvau stažuotėje Italijoje pusantro mėnesio iš pradžių, bet ten buvo labiau padavėjas. Ir tada labai mes susibendravom su restorano šefu, kuris tada pakvietė mane vėlgi dirbti pas jį restorane jau ilgalaikiai stažuotėj. Ir taip gavosi, kad 3,5 mėnesių aš vėlgi dirbau Italijoje pagal stažuotę. Ir tai buvo labai labai faina patirtis. Tiek ir morališkai, tiek ir praktiškai. Iki šiol bendrauju su šefu, šiaip jo šeimyna, nes tenais yra tas šeimos biznesas. Ir tikrai bendrauju kaip ir su jo šeima, tiek ir su tais, su kuriais dirbau tuo laikotarpiu. Taipogi, va čia lapkričio mėnesį, lapkričio gale, šefas pakvietė į jo vestuves. Ten buvau nuskridęs 2 savaitėm į vestuves, žiauriai fainas, jų tradicijos tikrai fainos. O dabar šią vasarą vėlgi važiuosiu į Italiją. Labai mėgstu kavinės, tiesiog mėgstu sėdėti su maža grupelė draugų ir tiesiog bendrauti apie bet ką absoliučiai. Su kavyte žiauriai puiku, žiauriai faina. O šiltų orų metu, labai su draugais susiburiam ir žaidžiam tinklinį, smėlio tinklinį.